Dabar dyzelį nuo skardžio teskyrė viena platforma. Ir tada trakštelėjo paskutinioji sankaba. Ir paskutinioji platforma su rastais paniro į bangas ir dingo iš akių. O ne! Dabar dyzelis jau buvo pusiau persisvėręs per skardį. Jo priekiniai ratai sukosi ore. Jo galiniai ratai žeržgėjo ir tarškėjo, stengdamės įsilaikyti ant bėgių. Tomas paspaudė stabdžius. Jis įsigando. Dyzeli, ką man daryti? Dyzelis nežinojo. Bet Tomas žinojo. Jis priėmė sprendimą. Nesijaudink, Dyzeli! Ir kuo mažiau judėk! Dyzelis paklausė Tomo. Tomas įsirėžė ir įsitempė. Tada rato apsisukimas po rato apsisukimo, pūkšėjimas po dardėjimo, Tomas nutempė Dyzelį tolyn nuo skardžio į saugią vietą. Tu saugus, Dyzeli? Valio! Tomas išgelbėjo Dyzelį. Ačiū tau, Tomai. Ačiū. Vėliau tą vakarą gražiai nustebę klausėsi Tomo istorijos. Rastai prarasti. Jaučiuosi blogai. Bet Tomai, tu esi gelbėjimo centro dileris. Tomas šypsojosi. Ačiū, Persi. Aš labai stengsiuosi, kad padėčiau gelbėjimo centrui būti pačiu geriausiu. Padariau tai, ką reikėjo.